Iškeliaujam iš mūsų kempingo. Jau kaimynės turim iškeliaujančias. Šiaip šalta. Bjaurus oras. Jau iškart su lietaus rūbui, su viskuo. Ir keliausim 15 km, kokį 16 gal. Už 7 bus namukas pavalgyt, pailsėt. Čia mes aukštai kalnuose. Four hours later. Nuėjom 4 kilometrus, dar 4 liko. Prieš vėją baisiai pjaunam. Lietaus nesimato, bet vat, taip ir keičiasi. Oi. Kaip yra maždaug tas kalnas viršūnė jo. Tai tiek, kiek mums dabar iki kalno centro, dar tiek pat reikės nueiti. Tik 2 km iki kalno, o 2 km už kalno. Ir tai bus namukas, kur gersim arbatą ir valgysim pusrytį. Ai, ten elniai. Ateiks tokis. Ateiks, atsisuk, greičiau. Mano kamera tiesiai. Daugmaž? Šitaip? Gerai. Tikriausiai praleis, žinok. Einam atgal dar biškį. Bet mes neturim per kur apeit, nu. Liko porą kilometrų iki namuko. Tikrai šaltoka vėjukas pučia. Norisi šiltos arbatos ir pusryčio. Jau matosi namukas. Netgi porą. Viskas jau ranka pasiekiama. Nors dar kilometras, bet džiaugsmo atsirado daugiau. Namukas neartėja ir dar lietus prasidėjo. Salta lokta. Laikai? 1 kilometrą. Jo. O, gal ir nieko.
ir matos, bet vargšas pareina su pilnu dubeniu vandens iš kažkur toli. Oi, čia kaip saulė šviečia. Atėjom į namuką, užsivirėm vandenuką, geras eina. Valgysim sriubytes, galiu aš to parodyt, ką mes čia valgysim. Ne, dar neišvirta. Tai šampinjonų kažkokia tai sriubytė, čia mūsų virklytė. Monikai minestronės užsisakė šiandieną. Taip, turim arbatas, tai turbūt viskas, gal dar sausainį kokį. Tai va, čia turėtų būti litras, bet bus 200 ml, o geri 300. Tai ragausim tai, kai mano grybukai išvirs. Ką tik nuotykį turėjau, būdelį įsidėjau kojines į kelnes, kad sušiltų. Dabar prisiminiau, kad yra kojines pas mane, tai taip jaučiu, kad čia vat ir kabo viena. Kitai užslukštenam. Tuo. O, šiltas, geras, svarbu nepamestos. Ne. Toks vėjas, kad tiesiai negali. Vis koja nuo lentelės šona nori būt nupūsta. Prieki ežeras, per jį kelsimės į tas autobusų pakrantę, važiuosim toliau, nes 30 km asfaltų yra, tai galima nukirst kampą ir vis tiek asfaltų neįdomu, tai visi važiuoja autobusais. Salto Luokta 3, 16 nuo vakar. Turim prieplauką, o pačiai turėtų būti namukas, kur pasėdėsim porą valandų ir sulauksim laivo 5. Bet kalnai tai čia ohoho. Man šitie berželiai patinka. Tokie mažiukai. Visi formų skirtingų. Bet čia skruzdėlynas koks pažiūrė. Šitas? Šaknis apačioj tokios. Išplautas. Nu, bet ta prasme grybai. Grybai didumo, nu va, ranką pridedu. O. Civilizacija čia jau biški. Palauk, padėsiu. Palauk. Nu, laikau. Dešimt kilogramų. 10?
10. Tai mano pažiūrėsim. Tai kiek buvo 12-13? Daugiau, ar ne? Nežinau šiaip. Nes dar lokalizuoto turėjau. Jo, dabargi viskas pas mane. Tuo jos. Dar virtuvėgi mano pastav. Nu, dabar yra 18. Plius jeigu dar elektroniką pakabino. Nu jo, toksai 20. Tas dar lasdas. Gal neblogai? Bėgam į valtelę. O, jau yra? Čia kokia manta? Ne, čia turi laivas didelis būt. O, didelis laivas 1 kilometrui? Va, atplaukia, matai? Mes čia pirmieji dar tik tai. Ir vat laivukas atplaukia. Teinu. Aš noriu kai ką pasakyti. Dabar. Noriu garsiai pranešti visiems, kad Matas yra nuotykių gadintojas. Jis man neleido nusipirkti ženkliuko. Tu man ir vieną prieš irgi neleidai. Ir neleido nusipirkti medinę šakutę su šaukštu, buvo labai cute. Ir dabar neleido kampe pastovėti, pasigrožėti. Ta prasme, ar čia yra gyvenimas? Šitas bus YouTube'ai. Jo, dabar užlipsiu ant tilto ir sakys, parei, kur tu ten? Nu, ateik dar šalta, nu rimtai tai šalta, sušalsi. Šitas irgi bus YouTube'ai. Pirštų nepamesi, ką? Kaip sekas, kaip gyvenimas? Geriau net būt negali. Ar tikrai? Aš sakau, Matas yra visiškai nuotykių gamintojas. Gamintojas, jis į kamerą, žiūrėkit, kalba, ne į mane. Aš žiūriu tau į akis, kad tu suprastum, kad nebegadintum man nuotykių. Norėjau užklijuoti ant kuprinės ženkliukus, prisiūt kaip atributiką, kol suplėšysim, kad ėjom kažkokį ilgą žygį. Ir tau sakė, nereikia, kam čia kai šūdų reikia. Suplėš kuprinę. Dieną prieš tą patį dariau, sakai, man nieko nereikia. Tu nedarai, tu tiesiog pačiupinai. Taip, pačiupinau, rodžiau tau. Bet tu nesakei, kad reikia. Rodžiau, kad koks gražus. O tai ką reiks su tokiais daryti ant siuvai? Ką žinau, tu ten kažką pamakalavai ir viskas. Aš tau parodžiau, koks gražus. Va, aš ir pasisėmiau tą mintimį šiandien. Abisko nueisim, jeigu įveiksim viską, tenais bus didžiulė parduotuvė, dar jau šitą didesnė. Bet tada galėsim nusipirkti visus šaukštus pasaulio. Bet tada sukertam rankom, kad tu siūsi mūsų kuprinių, abu tuos ženkliukus. Ne, aš siūsiu, aš galėsiu nupirkti, tu galėsi siūti. Ne, ta prasme, jeigu jau abisko pirksim, tai tada tu siūsi. Tu siūsi. Viskas, tu siūsi, laivas atplaukė, viskas. Vyksta veiksmas, statybos važiavo. Laivas va mūsų, gražuolis. Plauksim su juo. Pigiai, pats pigiausias iš visų. Pats pigiausias. Koks jau ir pigiausias, 25 euriukai. Kada autobusas mus gražiai vietai? Oi. Galit gal nesistumdyt, ką?
Tai va, pagaliau Monika atgavo mikrofono privilegijas. Prieš tai nesąmonę šnekėjo, tai buvo atimtas. Taip ir saky, kad vėjas pliaupė, šalta vėjas pūtė. Jo, nebuvo kur tą mikrofoną pridėti. O, matau, debesiukas teina. Nu, bet šiaip džiaugiamės, saulė užlipom čia. 300 metrų pakilimas buvo per porą kilometrų, jeigu net nedaugiau. Ir dabar va tokia saulytė, vėjuko nėra, eičiau su šortukais. Maikytė, bet biški šlapės esu. Tai kad rūbai išdžiūtų paisiu su šitais. Skaičiu kurortas. Ir va tokie va vaizdžiukai. Tai pradedam mums antrąjį etapą. Šiaip skaitos pats pirmasis. 106 kilometrai. Lieptelis. Valio. Jau buvau šiandien jo pasiilgus. Aš maniau, tau jie nepatinka. Pirmą dieną jau buvo atsibodę, dabar jau kaip išsigelbėjimas. Šiandien buvo toks vėjas, kad vienu metu galvojau, mane nupūs. Daugiausiai, kad dar kuprinė buvo ant pečių. Kur mes vėl čia atėjom, aš nesuprantu. Ir kažkokius šudymus bandom. Oi. Jau. Mano batam nei skalpenkė nepadės. Čia akinukų nuo saulės reiktų man. Pirmą kartą šioj kelionį, neskaitant autobusą. Kiek jau ėjom? 2-3. 2 kilometrai 300 metrų. Jo. Per valandą. Na tai 2 kilai. Nu dabar tai gerai einasi, bet ten, kai reikėjo kopti, tai aš manau numirsiu. Noriu pasikartoti, kad Matas yra nuotykių gadintojas. Kaip neleido man nusipirkti ženkliuko ant kuprinės. Taip, po to neleido kampe pastovėti ir į ežerą pažiūrėti, nes ateik čia nesušalsi. Tai va, tik priminsiu. Na dabar aš šitą situaciją papasakosiu šitaip, kad prieš dieną aš pats rodžiau ženkliuką ant kuprinės, sakė, nereikia kamščių. Dabar jau va, nenorėjai, matai. Nes tada nepasakiau ženkliuką, siūsim ant kuprinės, bet šiaip ką su ženkliukais daro, nusiūvam ant kuprinės. Nesiklausykit. Viskas kaip ir logiška. Melas. Ir jeigu ką, tai medinis šaukštas yra nepraktiška, nes gali sulūžti žygiai. Neklausykit. Mes turim lengvus, titaninius, išlengvintus. Užsikimškit ausis ir mėgaukitės vaizdu. Neklausykit, ką jis ten čiauška. O finale nuėjus į finišą, ten bus didžiulė parduotuvė su suvenyrais, su visko. Tai bus galima tenai nusipirkti kaip jau įveikus trasą, o ne čia kažkur vidury. Gaila, kad negirdžiu, ką purpuliuoju. Kur dar klausimas, ar mes tą trasą įveiksim. Na, žinok, pusvalandukas ir stojam. Gerai. Saulytė nusileis bus vėsų, nes ne anksčiau už kalną pasislepia. Čia, matai, kažkas apsidėjo akmenim. Kur? Čia kaip kad vieta, alio. Ta žužana balsuočiau. Iš kur? Čia, kur buvau pritupęs. Lengvas nuolydžiukas. Matai, va šitai va pučia, žiūrėk. Ane? Lygumos bus toj pusėj nuėjus. Bet ten nieks mūsų nedengia. Arba tada eiti iki va ten. O žiūrėk, elnių kiek priekį, matai? Eik tuščiu. O tai ką jie? Einam čia. Nerasim nieko geriau, pupa. Man jau nugarytą skauda. Čia pažiūrėk, vaužiai beveik nesijaučia. Ar ne? Šį vakarą mūsų palapinė čia stovi.
Mes turim turbūt gražiausią spotą iš visų. Turim besileidžiančią saulytę. Yra ir ežeriukas šalia visai. Kažkur matė melnius vaikštančius. Ką? Ir va tokie va vaizdai visur yra. Į visas pusės užlipę ant kalniuko. Snieguotos viršūnės matos. Ten kažkoks tai nameliukas. Bet nu čia tikrai pats gražiausias. Turbūt šitos kelionės, kiek dar turėjom. Ir nėra toksai šaltas tas vakaras, kai vėjo nėra. Ten matos debesiukas per kalną lipa. Žiauriai gražu. Čiut nuokalniai raslysim žemyn į kojas, bet manau verta to. Mūsų laukia vakarieniai pasta al salmone, už man tarimą, ir pasta carbonara. Šiandien mes makaroniniai, italai, paskraidėm, kažkas jau palapiniai, įsitaisęs. O, šiltai, jau pasiruošęs miegui, vaistinėlė, va prašau, toj eisim kremukais pasitepsim. Turim šiokių tokių musyčių, bet šiaip tai bombinė vieta. Rekomenduoju, galėsiu pažymėti šitą spotą, kas norėsite ateisit. Žiauriai gražu.